supranti, kad vėl blogai variau, nu tai ką padarysi. Tai esu nusikandęs. Juodai šiandien. Gerai, tai ką, ta mūsų kalėdinis, sakykim, toks medžioklė įvyko. Kaip visada, sakyčiau, kad jinai buvo turbūt neris tampa protingesnis už mus. Mažiau gerti reikdavo. Jo. Tai vadin. Aš galvoju, kad visiems reikia pagalvoti apie tai, žinai, kaip organizuoti, kaip ką, pasiūlymus visokius teikti, nes turim daryti išvadas, kadangi jau kelintą medžioklėm žvėris mus labiau apgauna, negu kad mes norim. Tai va. Gerai. Šiaip šiandien medžioklė, manau, kad įvyko normaliai, be jokių tokių neatsargių veiksmų ir taip toliau. Albinai, prašau į vidurį. Turim tokį simbolinį amuletą, labai vertas dėmesio vyrai, tikrai. Sveikinant. Prašau. Iš tikrųjų, šūviai buvo klasiški, taiklus, medžioklės vadovas matė, įvertino. Nu, sakykim taip, tokius mazilas tos vadinamos, šiandien turim, nu, 2. Vienas jau iš tų 2 mes nusprendėm, kad labiau vertas to prizo yra mūsų jauniausias klubo narys. Nerijus. Bet prizas yra prizas. Taip, kad žinok, turi kur taisytis, turi kur... Kad aš kadangi jauniausias, tai man ir priklauso. Būtų didžiausia marzylą. Visi buvo mūsų Kęstučio iniciatyva. Mažeika. Va, čia jam padėjo Giedrius. O prizo neturi, kurie nuo numerių nusiima? Ką? Prizo neturi. Tiem neturi. Galiu padaryti, tuoj greitai. Ne, nereikia. Jo, nereikia. O iš tikrųjų tai galbūt vertėtų. Tai va, iniciatyva buvo, manau, visai nebloga. Oras, nu,